būti pasiruošusiam, būti atspariem, tai irgi yra vienas iš šio gimtadienio akcentų. Tai ta proga, mėly Vilniečiai ir mėly miesto svečiai, su tuo gražiu 702 Vilniaus gimtadienį. Tai tiesa reikia patikslinti, kad mūsų miesto gimtadienis yra sausio 25 dieną, tada turim žiemą, yra pošventinis laikotarpis, dėl to jau 3 metai mes gimtadienio tokį šventimą esam nukėlę į Liepos mėnesį, kitur vasarį, ir manau, kad šita tradicija tikrai prigijo ir dar daug metų gyvuos. Ką reiškia švęsti Vilnių? Švęsti Vilnių reiškia, tai pirmiausia, būti tikrų vilniečių ir dar kartą pabrėžti mūsų išskirtinumą, kuo mes esame įspūdingi, kitokie visam Europos kontekste, kad mes esame augantis, veržlus, lyderiaujantis, drąsus miestas ir esame jaunas. Tai tas pavadinimas jaunas kaip Vilnius man labai atitinka ir talpina visą, kas yra Vilnius. Svarbiausia ta bendrystė. Vismantė, jūs esate profesionali klasikinės muzikos atlikėja, mes matėme operą galą, klasikiniai kūriniai. Kokios emocijos jums kelia? Tai jau kad labai stiprias širdis ir aš galvoju, kad visa muzika, kurią mes jau girdėjom ir kurią dar išgirsime, atspindi tai, koks tas Vilnius yra. Su tais visokiais žmonėmis. Ir kad mes galim kartu būti svarbiausia mylėti visą meilę dalykų. Žiūrėti vieni kitus, pasirūpinti savimi, o tada artimaisiais, ar ne? Prieš kelias dienas pristatėte naują civilinės saugos programėlę Kovas. Iš tikrųjų, Vilniui prieš kelias dienas nutarpė Kovas. Ir Kovas yra tas paukštis, kuris senai lietuvių tautą ir valstybę saugo. Tai labai kviečiu, pasisiūsti šitą aplikaciją. Aš suprantu, kad labai nemėgamos aplikacijos nebės. Niekas nesuprantu, aplikacija turi labai daug naudos savyje. Ir net jeigu jos nežiūrėsit, nenaudosit, tai labai naudinga ją bus turėti telefone, kai kažkoks galimai įvykis atsitiks ir visa informacija galvoje bus naudinga. Didelį darbą padarė mūsų komanda ir tai yra dar vienas žingsnis į saugesnį, atsparesnį, į kurį joks priešas nedrįs įkelti kojas. Ačiū merė, gražios jums šventės visai šeimynai. Jūs tik pažiūrėkite, kas čia vyksta, kaip nusiteikęs Vilnius švęs. Taip,